Greitai prisipažinkit, kieno tai dažymas, technika cap carapt. Kodėlgi tai technika cap carapt? Va, pažiūrėkit, čia capt, čia carapt, o čia haltūra. Klientė iš Šiaulių, mes taisysim, valysim spalvą, čia aplamai nieko nėra, čia keletą va padarytas rogelių. Kodėl tai populiari technika? Kad greita, pigu ir gerai gal. Štai čia yra verpetas ir kada plaukai išsiskečia, atrodo taip, keletas rogelių tik tai ant viršugalvio, o klientas atrodo pusiau luptas, pusiau skustas. Brangus meistrai, darykime kokybiškai. Tas, kas darys dabar kokybiškai, pas tuos ir grįž klientai. Dėkoju. Nepagalvokit, aš nenoriu nieko įžeisti, bet iš tiesų dažnai labai matau cap carapt technikos, mes tai vadinam šiek tiek padraskos rogeliam ir panašiai. Pagalvokim iš kliento pusės, jeigu klientas atvažiuoja 100 kilometrų, kad susitvarkytų plaukus, klientui tikrai tai yra svarbu. Kam reikia daryti tokius dalykus nedadarytus? Aš visą laiką sakysiu, aš už kokybę, kad meistrai dažytų maksimaliai kokybiškiau, o tai vadinasi, kad įdėti daugiau meilės ir įdėti daugiau mokslų, daugiau žinių. Ar verta daryti negerai, nes tai baigsis irgi negerai, tiesiog iš jūsų išeina klientas, ar verta daryti gerai ir stengtis geriausiai, nes tik taip klientas pas jūs grįž.